Labą dieną, esame mokyklų prevencinės pagalbos grupė. Gavome iškvietimą, kad Ežerėlių vidurinėje mokykloje mokiniai per pertraukas rūko prie žmonių sandėlių ir mokyklos socialinė darbuotoja paprašė išspręsti šitą problemą. Tai važiuojame ten ir pamatysime situaciją. Mes esame jaunieji policijos rėmėjai. Atvykome į Ežerėlio vidurinę mokyklą išsiaiškinti situacijos. Tad vykstame pas socialinę pedagogę. Atvykome padėti įspręsti problemą. Gal galite išsamiau apie tai papasakoti mums? Tai mes turime tokių bėdų, kai mūsų mokyklos jaunimas rūko už mokyklos sandėliukų ir gavome skundų iš žmonių, kurie gyvena prie jų ir kad gali jaunimas juos padegti. Ar žinote, kur jie rūko? Taip, daugmaž žinau, tai aš jums galiu juos parodyti. Gerai, eime. Va štai šitoje vietoje turėtų rūkalė neužilgo ateiti, maždaug už 5 minučių baigsis pamoka, tai galim čia juos ir rasti. Labą. Mes esame jaunieji policijos rėmėjai. Norėtume jūsų paklausti, kodėl rūkot mokyklos teritorijoje? Čia mokyklos teritorija. O ir jums kvepia? Taip, mums kvepia. O ar jūs nežinojote, kad negalima rūkyti mokyklos teritorijoje? Ne, niekas nepranešė mums to. Neteko girdėti. Betgi yra mokykloje vidaus taisyklės, jos yra parašytos, manau, tikrai kabo kažkur, jūs turėtumėte jas žinoti. Taip, turėtume, bet nežinom. O kiek jums rūkai metų? 17. 17. 16. O tai iš kur jūs gaunat pinigų ant cigarečių, ant visko? Aš tai dirbu. Medžius pjaunu. Aš vogiu. O spėjat per pertrauką parūkyti? Ne, nespėjom, dažniausiai pamokas vėluojam. O nieko mokytojai nesako, kad vėluojate pamoką, ateinat prisirūkę? Sako ir nepatinka, kad rūkia. Kitos siūlo pakeisti cigaretės, nes labai smirda. O tai kodėl jūs išvadų nedarot, nemetat rūkyti tiesiog? Bandžiau mes, bet sunku labai. Jo, labai sunku, šiandien pripratę jau esam, taip neįmanoma mes. Nežinau, mūsų iškvietė direktorė, paprašė išsiaiškinti šitą problemą, nes gavo iškvietimų, kad prie mokyklos sandėlių rūkot ir žmonės bijo, kad juos padegsit tiesiog. Gal jau ne vieną kartą esat ir baudžiami? Nu, kokį trečią. Tai kodėl vis tiek nedarot išvadų? Žinau, sunku mes, aš sakau, pripratę esam jau. Tai galbūt einam pas direktorį, išsiaiškinsim šitą problemą. Aš nenoriu. Aha, aš irgi nenoriu direktorį, bijau. Nu, aš manau, mes rasim abipusį sprendimą, kuris bus geriausias ir vienai pusė ir kitai. Nu, gerai, gali. Nežinau, pabaigt leisim? Ne, neleisim. Labą dieną, direktorė. Štai tie rūkaliai, kuriuos pagavome rūkant mokyklos teritorijoje. Ir, manau, reikėtų sugalvoti bendrą sprendimą, kad sprendimas būtų geras ir jums, ir jiems. Gal turit kokių pasiūlymų? Pirmiausia, aš norėčiau kreiptis į šitos mūsų mokyklos rūkalius. Kaip jūs vertinate savo rūkimą? Tegul jie įvardina tą problemą, ar jie mato žalą savo sveikatai? Manau, daugiau nerūkysiu pasimokymą. Pasistengsiu mesti. Gerai, dabar, man atrodo, mes
esame kvietėsi specialistų ir policijos pareigūnų, kurie vedė tam tikrą švietėjišką darbą, kurie netgi ir kunigų yra dalyvavę taip praeitais metais. Taip, kad, man atrodo, buvo pakankamai įdomus, prasmingi renginiai, kurie įtaigiai pateikė informaciją, kokį poveikį rūkymas duoda žmogaus sveikatai. Bet ar tai buvo naudinga, iš karto kalba faktai patys už save. Todėl bendrą sprendimą, aišku, mums reikia ieškoti, bet kartais, jeigu iš pašalies ta nuoroda neveikia, prašom, jūs pasiūlykit savo sprendimus, kaip su jumis reikėtų elgtis, kad jūs nustotumėte rūkyti. Galbūt tiesiog, nerūkykit mokyklos metu, kad nebūtų nusiskundimų daugiau, kad padegsit žmonių sandėlius ar kažką, nes žmonės bijo, kad iš tikrųjų padegsit. Ir galbūt, jeigu jums tėvai leidžia į kažką, tai galite rūkyti namie po pamokų, ne mokyklos teritorijoje. Aš manau, kad šitas sprendimas būtų geras tiek direktoriai, tiek mokiniams. Taip, aiškiai, dabar jau jūs vaikai pratot, kad ir puikiai žinot, kad mokyklos teritorijoje rūkyti negalima, taip? Ir jūs šitą sprendimą mūsų vykdote. Tačiau jūs rūkote už mokyklos teritorijos. Tai ką jūs siūlytumėt? Jeigu dabar įrengus, pavyzdžiui, kažkur tai rūkimui skirtą vietą. Mokykla yra gyvenvietės centre, ar ne? Aplinkui yra įstaigos, gyventojų namai ir praktiškai tai yra pavojinga. Kaip ir jūs minėjot, gali sukelti gaisrą. Tai kaip mes dabar ieškosim bendro sprendimo? Ką jūs siūlote? Aš manau, siūlyčiau jam nerūkyti mokyklos metu, per pamokas, pertraukas, nežinau, tiesiog jeigu tėvai leidžia, jeigu patys to nori, tai manau, kad rūkytų namie, kažkur savo kieme, kad tiesiog rūkytų ne viešoje vietoje. Turbūt tikriausiai pirmiausia reikia informuoti tėvus, ar ne? Nereikia. Aš manau, iš tikrųjų, kad jeigu tėvai nežino, tai dabar tada antrą galimybę jūs įvardinot, kad tėvų informuoti nereikia, ar ne? Tai tada aš kreipiuosi jūsų brandą veikia. Ar jūs esate tiek subrendę, kad patys galite atsakyti už savo veiksmus? Taip. Reiškia, galite patys nustoti rūkyti. Sunkiai. Esu bandęs, bet neina mesti. Neina mesti. Tai parodo, kokia tau silpna vieta? Silpna valia. Valios stygių. Reiškia, tam, kad ugdyti valią, reikia užsiimti kažkokią tai veiklą. Ar ne? Taip. Kokia veikla? Sporto. Yra tam mokykloje galimybės? Yra. Per sunku man sportuoti. Prašau? Per sunku man sportuoti. Tikrai? O galbūt yra kažkoks kitas užsiėmimas, tarkim, dramos būreliai, galbūt kažkoks netoks įtemptas sportas, ar šiaip, dailės būreliai, muzikos galiausiai. Teisingai. Kita galimybė yra įsijungti dramos būrelių veiklą. Dramos būrelis veikia kultūros centre. Man atrodo, visos galimybės yra, užimtumas bus ir sumažins jūsų poreikį rūkyti. Reiškia, vienas sportuos, vienas vaidins, o trečias? Gal rasim to kokią veiklą? Atsakomybę, kaip sprendimų galimybę. Gal dailę užsimsi, gal muziką. Manau, pagalvosi, nuspręsi. Taip. Tai kaip direktorė, manau, radom bendrą sprendimą, tiek gerai mokiniams, tiek gerai. Man atrodo, kad vyrai šitie trys pakankamai suaugę, subrendę, kad atsakytų už savo veiksmus ir priims tinkamą sprendimą, kuris tenkintų mūsų visų poreikius. Mes norime matyti sveikus vaikus, o jūs norite turėti sveiką organizmą. Taip? Kągi, sėkmės tada tikiuosi, kad įgyvendint pavyks mums šitą prisimtą susitarimą, ar ne? Dėkui jums už tokį išsamų paaiškinimą. Mes kiek galėjom, tiek prisidėjom iš tikrųjų su savo komanda. Manau, tiek. Visą geriausią. Gerai, visą geriausią. Visą geriausią. Dėkui. Daugiau taip nebus. Ne, žiūrėkit. Taigi, padarėme, ką galėjome. Tikiuosi, rokaliai tesės savo pažadus ir nerūkys daugiau mokyklos metu.